Taigi kalbam apie neįgaliųjų slaugos pagrindus šiek tiek iš teisinės pusės, šiek tiek kada jinai priklauso, kada kas ir panašiai, ne? Taigi pradedam ir visų pirma, nuo ko yra svarbu pradėti ir ką yra svarbu žinoti, tai yra neįgalumo lygiai, ne? Tai neįgalumo lygiai yra 3: lengvas, vidutinis ir sunkus. Ir pagal tai yra nustatoma, ar žmogui kažko reikia ar nereikia, ne? Tai šalia neįgalumo lygių yra nustatomas ir darbingumo lygis. Ir yra iki 55 ir nuo 60 į viršų. Tai darbingumo lygiai, jeigu asmeniui nustatomos nuo 0 iki 55% darbingumo lygis, jam išduodama darbingumo lygio pažyma ir ar darbingumo lygio dėl nelaimingo atsitikimo darbe ar profesinės ligos pažyma. Gali būti neįgaliojo pažymėjimas, rekomendacija dėl pagalbos poreikio, išvada dėl darbo pobūdžio ir sąlygų. Jeigu žmogui bus leista dirbti, tai su kokiais apribojimais ir panašiai. Jeigu kažko įtarys negalės, lygiai taip pat bus įrašyta į pažymėjimą. Toliau, jeigu asmeniui yra nustatomas 60% ar didesnis darbingumo lygis, jam lygiai taip pat yra išduodama pažyma, kai sumažėjusio darbingumo priežastis yra nelaimingas atsitikimas arba suluošinimas darbe, profesinė liga ar kita, ne? Ir vėl, jeigu tas darbingumas nesieks 100%, vėl bus kažkokios išlygos. Gal jisai negalės dirbti šaltyje, kaip pavyzdys, gal jam reikės ilgesnių pertraukėlių, vėl priklauso, koks darbingumo lygis yra nustatytas. Ir invalidumo priežastis irgi yra nustatomos pagal medicininės socialinės ekspertizės komisijos sutikimu su Lietuvos Respublikos invalidų socialinės integracijos ir kitais įstatymais. Medicininės socialinės ekspertizės komisijų nuostatais nustato tokias invalidumo priežastis. Tai gali būti tiesiog bendras susirgimas, gali būti darbinis suluošinimas, profesinis susirgimas, invalidumas iš vaikystės arba nuo vaikystės, gali būti susirgimas suluošinimas susijęs su karinė tarnyba, susirgimas susijęs su 91 metų sausio 11-13 vykdyta agresija ir po to buvusiais įvykiais, susirgimas suluošinimas susijęs su piliečių pareigų vykdymu, susirgimas suluošinimas susijęs su Černobylio atominės elektrinės avarijos padarinių likvidavimu, susirgimas suluošinimas susijęs su dalyvavimu rezistencinėje kovoje. Primenu, kalbam apie invalidumo priežastis, dėl ko jos gali būti, ne, tai susijęs su buvimu tremtinyje, gali būti susijęs su tarnyba antihitlerinės koalicijos užsienio šalių armijose, invalidumas, atsiprašau, iš nuo vaikystės suluošinimo susijusiu su Antruoju pasauliniu karu, arba susirgimas susijęs su buvimu kalėjime, netgi ir dėl to gali atsirasti invalidumai. Ir ligų, traumų, defektų, jų pasekmių ir funkcinių būklių, dėl kurių nustatytos nuolatinės slaugos priežiūros pagalbos reikalingumas sąrašas, irgi jis yra labai ilgas, bet reikėtų tiesiog, galbūt kažkur girdėjus, mintinai čia tikrai nieko žinoti nereikia, bet jeigu kada nors iškiltų, ne, tai dėl ko gali atsirasti ten kažkas nutikę, ne, dėl ko gali būti nustatyta nuolatinė slauga ar dar kažkas. Tai dėl kvėpavimo sutrikimų, dėl kraujotakos sutrikimų, šalinimo sistemos sutrikimų, neoperuotini piktybiniai navikai, judamojo aparato ligos, psichologiniai sutrikimai, elgesio sutrikimai, labai ryškios ir užsitęsusios psichozinės būklės su dezorganizuotu elgesiu, ne, kitos sunkios progresuojančios ir nepalankios eigos ligos. Taip pat dėl 2 galūnių amputacijos, kaip pigias negalima protezuoti ir nepritaikyti protezo, ne? Abiejų plaštakų su 4 pirštų, įskaitant pirmąjį trūkumas, abiejų klubo sąnarių ankilozė arba labai ryški kontraktūra, labai ryškiai sutrikusios galūnių judėjimo funkcijos, hemiplegijos, paraplegijos, labai ryškios parezės, hemiparezės, nervų raumenų ligų atvejai. Labai ryškus koordinacijos sutrikimai, tokie jau kaip ataksijos, hiperkinezinis miostatinis sindromas, negalint vaikščioti ar stovėti. Visiškas arba praktiškas abiejų akių aklumas arba geriau matančios akies regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas iki 10%.
Kiti panašūs kombinuoti organų sistemų pažeidimai arba išsivystymo anomalijos su pastoviai ir labai ryškiai išreikštais funkcijų sutrikimais, kurie sukelia identiškas būklės. Ne? Tai čia pavardinau, prie kokios diagnozės, trauma ar kažko gali būti nustatyta nuolatinė slauga arba pagalba kažkokio atskiro asmens. Ne? Tai atsižvelgiam ypatingai šitos aprašytus atvejus. Dar gali būti skiriama slauga, priežiūra, kai yra anatominių defektų sąrašas, tai vėl dažniausiai jie būna nuo gimimo arba vėl nutikus kažkokiam sunkiai traumai ar dar kažkam. Tai tie defektai gali būti plaštakos arba dilbio, netikras žastikulių arba abiejų dilbių kaulų sąnarys, labai ryški kontraktūra, tai judesiai galimi iki 10 laipsnių arba alkūnės sąnario ankilozė funkciškai nepatogioj padėty. Tai realiai, jeigu alkūnės sąnarys ankilozuojantis koks artritas ateina ir nėra patogi padėtis, tai realiai vėl negali apsitarnauti, ne? Ar ten labai sulenkta, arba tiesiog surakinta. Tai vėl mažesnių kaip 100 laipsnių ir didesnių kaip 150 laipsnių kampu arba dilbio fikcija kraštutinės pronasios supinačios padėtyje. Klibantis peties ar alkūnės sąnarys, plaštakos 4 pirštų išskiriant pirmą visų falangų trūkumas arba plaštakos 3 pirštų įskaitant pirmą visų falangų trūkumas, ankilozė arba labai ryški tų pačių pirštų kontraktūra funkciškai nepatogioje padėtyje. Tai matot, netekus rankos pirštų arba gimus be pirštų jau iš karto gali būti priskiriamos slaugos, nes žmogus tiesiog negali apsitarnauti. Ne? Dar prie tų anatominių defektų sąrašo neprijungti yra ir 1 ir 2 pirštų trūkumas arba 3 pirštų ir atitinkamų delnakaulių trūkumas, abiejų plaštakų 1 pirštų trūkumas, protezuota šlaunies ar blauzdos bėgė, pėdos bėgė po amputacijos pagal Pirogovo arba Šoparo sąnario lygyje, abiejų pėdų bėgės čiurnos sąnario lygyje, labai ryški kontraktūra arba čiurnos sąnario ankilozė esanti dingai pėdos padėčiai ir abiejų čiurnos sąnarių ankilozė, netikras šlaunikaulio arba plaustikulio sąnarys, klibantis kelio arba klubo sąnarys, labai ryški klubo sąnario kontraktūra arba ankilozė, kojos trupėjimas 7 ir daugiau centimetrų, tai irgi yra įgimti anatominiai defektai, dėl kuriems pasireiškus su jais gimus arba juos įgyjus dėl tam tikrų priežasčių gali gauti tam tikras pagalbas apmokamas valstybės. Taip, dar čia nesibaigia anatominių defektų sąrašas, ne? Tai dar gali būti kelio arba klubo sąnario endoprotezavimas esant funkcijos sutrikimui. Protezavo tautą kelią, viskas ok, po jokių reabilitacijų nesistatė ten linkimas, nes kontraktūros buvo labai didelės, ne? Irgi tai gali būti skiriama kažkokia pagalba žmogui, ne? 3-4 laipsnio kifoskoliozė, tai nugaros iškrypimai, plaštakos ar pėdos paralyžiai. Vėl žmogus nelabai gali vaikščioti, nes nejaučia arba negali kažko paimti, jeigu plaštaka. Kojos rankos paralyžius arba ryški parezė, visiškas arba praktiškas vienos akies aklumas, regėjimo aštrumas mažesnis kaip 0,03 su korekcija arba regėjimo lauko koncentrinis susiaurėjimas iki 10 laipsnių, tu tiesiog nematai. Esant kitos akies aštrumui su korekcija nedidesniam kaip 0,3. Taip pat, jeigu yra žandikaulio arba kietojo gomurio defektai, jeigu protezavimas neužtikrina kramtymų, irgi tai jeigu tu negali valgyti, nekramtyti, tai vėl reikalinga spec priežiūra. Kaukolės defektas, kai jis viršyje 3 kvadratinius centimetrus arba kai svetimkūnis smegenyse, abipusis 3-4 laipsnio kurtumas, purkšnebylystė iš mažens, svetimkūnis širdies raumenyje arba perikarde, vieno ar širdies vožtuvo protezavimas. Ne? Tai tokie yra defektai, kai gali gauti slaugą, o dabar dar vienas sąrašas, kada tu gali gauti kompensacinę techniką kažkokią, ne? Tai jeigu atitinki vėl tam tikrus reikalavimus, gali prašyti, kad, aišku, kreiptis su prašymu su viskuo ir gauti kompensacinės technikas.
nereikėtų to pirkti, o skirtų, ne? Tai jeigu ryškios monohemiparaparezės, atsiprašau, ryškiai išreikšta ataksija, ryškus hiperkinezinis sindromas, pastovus šlapimo ir išmatų nelaikymas, tame tarpe fistulės, pro kurias sunkėsi šlapimas ir išmatos, ne? Kurtumas, plaštakos bigės su 4 pirštų trūkumu, ryškios galūnių sąnarių kontraktūros, klibantis peties, alkūnės ar kelio sąnarys. Vėl ką tai reiškia, ne jeigu kliba, reiškia tavo judėjimo funkcija yra smarkiai apribota, nes tai yra tiesiog nestabilus. Pėdos bigi ir aukštesnio lygio amputacijos, visiškas praktinis aklumas ir silpnas regėjimas abiejų arba geriau matančios akies, tik regėjimo aštrumas 0, su korekcija arba koncentrinis lauko susiaurėjimas 20 laipsnių. Tai reiškia vėl atstumas, kurį tu matai, susiaurėja. Kada galima gauti lauko ir kambario kėdes, vežimėlį gali įsigyti, ne, tai ten daugiau ties lovom buvo, čia jau daugiau vežimėlių įsigijimas. Tai kai lėtinis kraujotakos nepakankamumas 3 laipsnio, plaučių širdies nepakankamumas 3 laipsnio, hemiplegija arba ryškiai hemiparezė, paraplegija, vidutiniškai išreikšta kojų paraparezė, tetraparezė, ryški ataksija, tai kai valingų judesių koordinacijos sutrikimas, ryškus hiperkinezinis arba miostazinis sindromas, abiejų blauzdų bigės arba aukštesnio lygio amputacijos. Dabar šiek tiek dar apie bendruomenės slaugą. Tai pirminėje sveikatos priežiūrai ypatingas vaidmuo tenka bendruomenės slaugai, kuri remiasi holistinė paciento gerovės samprata. Slaugos paslaugos teikiamos asmens namuose yra puikiausia priežiūros stacionarioje institucija alternatyva. Sveikatos priežiūros politikos formavime daugumos paslaugų perkelimas iš stacionarių bendruomenė tampa labai svarbiu aspektu. Priežiūra namuose arba home care dar vadinama užkerta kelią ar atideda vėlesniam laikui asmens patekimui į stacionarią slaugos ar globos instituciją. Nustatyta, kad namuose teikiamos paslaugos gali pagerinti pagyvenusių ir ar negalią turinčių žmonių sveikatą bei gyvenimo kokybę, sutaupyti valstybės lėšas skiriamas stacionariai šių asmenų priežiūrai. Ir pasaulinė praktika jau rodė, kad ši paslaugos rūšis yra pati prieinamiausia, pigiausia, duoda didžiausią efektą. Už tai dabar yra labai skatinama, kad žmogus, kuriam reikia pagalbos, būtų slaugomas namuose, ar tai jam yra skiriamas spec darbuotojas, kuris pasirūpins, gal kartais ateis, sakau, kartą ten kelis kartus į savaitę, ne, ir tau valgyti padės pasiruošti dar kažką, gal tau reikės jau priežiūros didesnės, ne, tai aišku, slaugos namai, jeigu 24/7, bet jeigu ne, tai tada yra tiesiog skiriamas kažkoks darbuotojas, ne, kuris, jeigu negali šeimos nariai to daryti, tai spec apmokintas žmogus, ne, gal tau tiesiog kartais reikės kokios lovos, gal užteks ir tiek, ne. Tai va, ir bendruomenės slaugos samprata pagal pasaulinę sveikatos organizaciją, tai veikla, kuri apima savarankišką ir komandinę sergančių ir sveikų įvairiaus amžiaus asmenų, šeimų, bendruomenių priežiūrą. Ji taip pat apima neįgalių, mirštančių slaugą, sveikatos stiprinimą, ligų prevenciją, tikrina gyventojų sveikatos išsaugojimą, sergančių slaugymą, reabilitaciją po ligos ar nelaimingų atsitikimų, bei sveikatos palaikymą, kai gydymas neveiksmingas. Ne? Ir pati slauga, tai realiai yra asmens sveikatos priežiūros dalis, apimanti sveikatos ugdymą, stiprinimą ir saugojimą, ligų ir rizikos veiksnių profilaktikas, sveikų ir sergančių asmenų fizinė, psichinė ir socialinė priežiūra, slaugos paslaugos namuose, asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kai paslaugos yra teigiamos pacientų namuose, siekiant užtikrinti slaugos paslaugų prieinamumą, testinumą, tenkinant paciento slaugos poreikius namų sąlygomis ir skatinant paciento savirūpą, kad žmogus būtų kiek įmanoma savarankiškesnis, ne? Ir šių paslaugų tikslas pagerinti pacientų gyvenimo kokybę, išsaugoti jų savarankiškumą gyvenamoje aplinkoje, skatinant jų vėl tą pačią savirūpą. Siekiančio tikslo vien tik slaugos paslaugų nepakanka, turi būti teikiamos kompleksinės paslaugos pacientų namuose. Nors yra akivaizdi slaugos paslaugų namuose nauda, bet šių paslaugų plėtra nevyksta taip sparčiai dėl tam tikrų sunkumų. Ir ta priežiūra namuose užkerta kelią ir atideda vėlesniam laikui institucijų analizavimo, tai nustatyta, kad namuose teikiamos paslaugos gali pagerinti pagyvenusių ir ar negalių turinčių žmonių sveikatą bei gyvenimo kokybę,
sutaupyti valstybės lėšas skiriamas stacionariai šių asmenų priežiūrai. Ir ES šalių patirtis rodo, kad pirminės sveikatos priežiūros paslaugos 5-6 kartus yra pigesnės už stacionares. Tačiau Lietuvoje šiuo metu beveik 80% teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugų yra stacionarinės. Tai prasme, teikiamos ligoninėse, slaugos namuose ir panašiai. Nors tikrai galėtų tas skaičius ženkliai sumažėti. Ir nuimti krūvį nuo ligoninių, nuo slaugytojų darbo ir panašiai, ne? Tai va, ES šalyse slauga namuose traktuojama kaip išlaidų atžvilgiu efektyvi alternatyva modernėjančiai sveikatos infrastruktūrai. Ir pasaulinė praktika seniai jau rodė, kad ši paslaugos rūšis yra pati prieinamiausia, pigiausia ir duoda didžiausią efektą. Tačiau Lietuvoje vis dar vyrauja institucinis modelis, kai vieniši negalią turintys asmenys yra hospitalizuojami stacionarinės asmens sveikatos priežiūros arba socialinės globos įstaigose. Ne? O kodėl tai duoda didžiausią efektą ta slauga namuose? Nes visų pirma, žmogus savo vietoje jaučiasi saugiai, jisai nebijo, kas nutiks, nes labai dažnai, ypatingai senyvo amžiaus žmonės, jie nenori išvažiuoti iš namų, jie nori būti savo namuose, nes slaugos namai ar ten kažkokie slaugos skyrius jiem asocijuojasi su gyvenimo pabaiga, daugumai senyvo amžiaus žmonių. Tai štai jie netgi bijo. Ir demografiniai pasikeitimai tai yra dažniausiai iškeliama problema visuomenėje, tai visuomenės senėjimo problema. Ir per pastaruosius kelis dešimtmečius gyvenimo trukmė žymiai pakilo Europos regione, ypatingai Europai. Vyresnio amžiaus žmonių dalis bendroje populiacijoje daugelį Europos šalių nuolat auga ir prognozuojama, kad dar labiau padidės per ateinančius dešimtmečius. Tauta ir pasaulis, ypač išsivysčiusios šalys, sensta. Ir ką tai reiškia, kad didėjančius iššūkius prižiūrimus, išlaikomus senų žmonių rodiklius tai paveiks. Ir Lietuvos statistikos departamentas praneša, kad 2012 Lietuvoje gyveno 543,3 tūkstančiai, pusę milijono, 65 metų ir vyresnio amžiaus žmonių. Arba 18,1% visų šalies gyventojų. Ne? Palyginti su 2001-aisiais jų skaičius padidėjo 12,1% arba 58,7 tūkstančių gyventojų. Ne? Ypač padaugėjo 80-mečių ir vyresnio amžiaus asmenų. Tai kadangi tai buvo pakankamai seniai, ne? Tai gal jau tiesiog kai kur net nebėra, tai seniai prieš 14 metų. Ne, bet skaičiai auga ir numanoma, kad 2050-aisiais 65 ir vyresnių kaip 65 metų žmonių dalis ES padidės 70%, o vyresnių kaip 80% iki 170% padidėjimas. Ką tai reiškia? Kad visuomenė, kurioje sparčiai auga 65 ir vyresnių kaip 65 metų žmonių dalis, mažėja darbingo amžiaus žmonių ir todėl visi dirbantis turės patenkinti padidėsiančią sveikatos priežiūros paslaugų paklausą ir pritaikyti sveikatos sistemas prie senėjančios visuomenės poreikių ir užtikrinti jų tvarumą. Ne? Tai, žodžiu, tauta sensta, ne veltui tas pensinis amžius yra didinamas. Ir mokslininkai nustatė, kad vyresni 80 metų amžiaus žmonės dažniausiai kenčia nuo 5-6 lėtinių ligų ir jų sukeltų sveikatos sutrikimų, kurie yra kontroliuojami daugybės vaistų. Taipogi keičiasi ligos modelis, kai kurios ligos, pavyzdžiui, Alzheimerio liga ir demencija tampa vis labiau paplitusios tarp vyresnio amžiaus žmonių. Svarbu suprasti, kad veiksmingas gydymas ir parama gali būti teikiama ir namuose, naudojant namų priežiūros paslaugų spektrą. Taip pat daugelis žmonių gyvena su diabeto, širdies, kvėpavimo ligų, insultų ir vėžio padariniais, to gali būti veiksmingai ir efektyviai pasirūpinta namuose su tinkama ir planinė pagalba.
Paprastas namų pakeitimas, tai adaptuoti tualetai, dušai ir vonios bei kilimai yra lengviau suderina gyvenamąją aplinką prie pasikeitusių žmonių poreikių, technologijų ir inovacijų augimas žada pristatyti galimybių sprendimų diapazoną gyventojų grupėms norinčiams išlikti savo namuose. Technologijų sprendimai papildys tradicinės namų priežiūros paslaugas. Ir namuose žmonės jaučiasi ramesni ir saugesni, todėl ir bandoma pereiti prie priežiūros jų namuose, kas ypač svarbu vyresniame amžiuje, kai žinoma aplinka padeda jaustis ramiau, saugiau, patogiau. Namuose viskas yra taip, kaip norime, daiktai, kvapai, namuose galima gyventi pagal savo grafiką, o ne pagal ligoninės grafiką. Keliamės vaistai, keliamės pusryčiai, keliamės vakarienė, pietus ir panašiai, ne? Šalia gyvena pažįstami žmonės, su kuriais tau malonu bendrauti, galima prašyti jų pagalbos, giminaičiai ar draugai gali aplankyti, kada nori ir pasilikti tiek, kiek abiems yra priimtina ir patogu, o ne pagal nustatytas valandas, ne? Ir šiandien vis dažniau pradedama kalbėti apie sąlygų sudarimą klientui kuo ilgiau gyventi savo namuose, neplečiant stacionarių paslaugų tinklo, ne? Ir daugybė tyrimų atliekama iš visų pusių, tai va vienas sociologas deinstitucionalizacijos sąvoką apibrėžia kaip institucinės priežiūros mažinimą. Tai kas yra ta deinstitucionalizacija, tai yra valstybės įstaigose slaugomų individų sugrąžinama į jų šeimas ir bendruomenę. Ir irgi tyrimai rašo, kad institucinės priežiūros mažinimo procesas sukelia keli veiksmai, ne? Tai vėl, kodėl čia valstybė nusprendė žmonėmis rūpintis jų namuose, ne? Tai faktas vėl dėl noro sutaupyti, vėl, kad žmonės saugiau jaustųsi, ne? Ir jau yra nustatyta, kad jeigu šiaip žmogus turintis kažkokių psichologinių problemų, jis yra išvežamas į gydymo įstaigą, tai jo sveikatai dar labiau pakenkiama. Ir aišku, vėl tas slaugymas namuose jis irgi turi įtakos, tai gal yra geriau kartais ligoniuje, ne, bet ne šalia esantiem. Todėl irgi mokslininkai patvirtina, jog asmenys, kurie rūpinasi sunkiai sergančiais ligoniais, neišvengiamai patiria patys fiziologinių, socialinių, emocinių, ekonominių sunkumų, kuriuos įveikti be kitų pagalbos yra labai sudėtinga. Tai vėl yra tokios dvi medalio pusės, ne? Gal kažkam yra ir pigiau, ne, ten tą slaugyti žmogų, ne, bet vėl, jeigu tai yra slaugantis ir artimieji, tai reikėtų pagalvoti ir apie juos. Gal geriau žmogų kitą samdyti ir prašyti tos paramos, ne, negu dar kažko. Ir šiaip kalbamės apie tą negalę, ne, bet kas pati ta negalia, tai irgi reikėtų išsiaiškinti, ne, tai jeigu imtų apibrėžimą, tai ne tik žmogaus fizinio intelekto ir psichos pokyčio ir stereotipų socialinių vaizdinių be socialinės sąveikos rezultatas, tai čia yra negalia, o neįgalumas tai yra dėl asmens kūno sandaros funkcijų sutrikimo bei nepalankių aplinkos veiksnių sąveikos atsiradęs ilgalaikis sveikatos būklės pablogėjimas, dalyvavimo visuomenės gyvenime ir veiklos galimybių sumažėjimas. Ne, šitą informaciją paimta iš įstatymų, kad kažko apibrėžti reikia, ne? Ir neįgalusis asmuo, kuriam šio įstatymo nustatyta tvarka pripažintas neįgalumo lygis arba mažesnis negu 55% darbingumo lygis ir ar nustatyta specialiųjų poreikių tenkinimo reikmė. Tai čia, kaip ir minėjau pradžioje, ne, tai yra darbingas ir nedarbingas iki 60% ir virš 60%. Ir mokslinėje literatūroje teigiama, kad negalia ir požiūris ją keičia ne tik neįgaliojo, bet ir jo artimųjų gyvenimą, apie ką aš jau kalbėjau, ne, šeimos gyvenimo kokybė, narių psichinė ir fizinė sveikata, materialinė padėtis, gyvenamoji aplinka, tarpusavio ir už šeimos ribų esantys santykiai, poilsis, laisvalaikis, socialinis dalyvavimas, dvasinis gyvenimas ir savivertė. Tai gali nukentėti, turint ligonį namuose. Bet jeigu turėtum kažkokią pagalbą, tai gal visiems būtų viskas nuo to tai geriau, ne?
Siekiant neįgaliojo šeimos narių gerovės, būtina jos siekti visose gyvenimo srityse. Valstybėje pagalbos sulaukia tik neįgalusis, ir čia yra minusas, jo šeimai šiuo metu realios pagalbos beveik nėra. Nėra įstaigos, kuris spręstų neįgaliojo artimiesiems kylančias problemas, ne, esamos paslaugos dažnai netitinka kokybės, todėl jų yra ir atsisakoma. Šalyje nėra vystomas ir neskatinamas socialinių valstybinių paslaugų tinklas, nėra paslaugų teikėjų konkurencijos, dėl to neįgalaus artimojo poreikiai lieka nepatenkinti. Ir atlikta daugybė tyrimų, kurie rodo, kad neįgaliojo artimieji iš dalies patenkinti yra savo gyvenimu, tačiau nepilnai. Santykiai šeimoje ir už jos ribų respondentų vertinami palankiai. Tyrimas rodo, kad prioritetinėmis grupėms gyvenimo sritims artimojo negalia daro didžiausią neigiamą poveikį. Todėl pas mus Lietuvoje yra labai populiaru, jau kai pats nebegali rūpintis, ne, tą žmogų kažkur bandyti atiduoti, o neslaugyti pačiam, ne, ar ten, sakau, samdyti kažkokį personalą, nes, nu, tiesiog tu fiziškai labai pavargsti. Tai va, kaip galima būtų padėti ir kaip pasilengvinti tą priežiūrą neįgaliojo, ne, tai labai svarbu yra prisitaikyti aplinką, arba aplinką tą pritaikyti slaugant ligoninę, ne, tai reikalingi būsto pritaikymų darbai įranga, kas gali apimti, ne, tai galima gauti kažkokią perkelimo įrangą, perkelti, kad būtų galima lengviau perkelti ligonį iš lovos į vežimėlį, neperkelti į vonią ar dušą, nuvežti, perkelti panašiai, o ne visos perkelimo įrangos gali būti skirtos. Jeigu, pavyzdžiui, reikalingas yra higienos kambario pritaikymas, irgi galima prašyti ir kartais irgi skiriamas finansavimas, jau priklauso nuo ligonio būklės, kad įsirengtum vietoj vonios dušą, ne, kažkokią atskirą papildomą higienos patalpą, gal gautum spec kėdes, su kuriuom galėtum perkelti pacientą į higienos patalpas, ne, mobilūs ten įrenginiai, tualetai ir panašiai. Galima irgi kreiptis, jeigu toks poreikis yra, ir tada jau spręstų atitinkamos institucijos reikia ar ne. Jeigu, pavyzdžiui, nutinka taip, kad žmogui reikia, nėra kito pasirinkimo kaip invalido vežimėlis, jis vaikščio kitaip judėti nebegalės, tai vėl galima kreiptis dėl durų praplatinimo, slenksčių pritaikymo, turėklų atramų, netgi galima kreiptis tada, jeigu reikia kažkokių specialių elektros lizdų ar ten vandentiekio čiaupų pasiekimo, ne, kanalizacijų, signalizacijų rinkimo, ne. Tai va, dėl viso šito galima kreiptis, jeigu atsiranda poreikis. Ir gal būtų taip, kad žmogui tiesiog patekti jau nuosavą būstą ar kažkur reikalingas spec keltuvas, ir dėl to irgi galima kreiptis. Tai čia yra laiptų pritaikymai, kopikliai gali būti renginėjami, bet žmogus turi domėtis ir žinoti, aišku, yra pakankamai sudėtinga, bet yra tam tikros institucijos, kurios nutikus kažkokiai nelaimiai gali pagelbėti ir skirti finansavimą, kad tam žmogui ta gyvenimo kokybė būtų geresnė, jeigu įmanoma jį slaugyti ir jį prižiūrėti jo namuose, ne? Gali būti skiriami spec automobilis, įsigyti galima, ne, kopikliai visokie tas. Ir visas šitas skiriamas tam, kad būtų pasiektas slaugos tikslas, o tas slaugos tikslas tai yra apibrėžiamas kaip padėti individui patenkinti pagrindinių poreikių, kiek jis pats nepajėgia dėl trūkstamų fizinių jėgų, norų arba žinių, kurio galutinis tikslas yra individo nepriklausomybė. Ne? Ir jeigu jam reikia kažkaip būti savarankiškam, kiek įmanoma, ne? Ir pati slauga realiai tai yra pagalbos darant sąlygas, kad žmogus galėtų aptarnauti pats save ir būti nepriklausomas nuo kitų visais gyvenimo atvejais. Ir pagrindinis slaugos tikslas yra savirūpa, apibūdinama kaip sąmoningai suaugusio žmogaus veiksmai, kuriais siekiama sveikatos ir gerovės.
Ir daugelio slaugos modelių pagrindas yra gyvybinė veikla. Slauga aiškinama kaip parama pacientams sprendžiant ir bandant išvengti gyvybinių veiklų problemų, siekiant jas palengvinti arba prie jų prisitaikyti. Ir kokios tos yra gyvybinės veiklos, tai jų yra 12. Tai pirmoji yra saugios aplinkos pritaikymas, bendravimas, asmens higiena, apranga, kvėpavimas, normalios kūno temperatūros palaikymas, valgymas ir gėrimas, šaldymo funkcijos, judėjimas, poilsis ir miegas, užimtumas. Užimtumą apima darbas ir žaidimai, pomėgiai, lyties raiška, mirimas ir mirtis. Tai čia yra tokių gyvybinių funkcijų modeliai. Ir jeigu jau reikalinga žmogui kažkokia pagalba, net labai svarbu, kad visi komandos nariai dirbtų kartu, bendrautų tarpusavyje, konsultuotųsi, nesvarbu, kur žmogaus slauga yra teikiama. Ir yra sudaromos tokios multidisciplininės specialistų komandos, kurią sudaro pirma, tai yra bendruomenė arba šeima, bendrosios praktikos psichikos sveikatos slaugytojas, slaugytojai padėjėjai, socialinis darbuotojas, bendrosios praktikos gydytojas, kineziterapeutas, logoterapeutas, lankomosios priežiūros darbuotojai ir savanoriai. Tai irgi didžiulė grupė, kuri turėtų būti organizuojama prižiūrint tą slaugomą žmogų, Ir labai svarbu įsivertinti slaugomo paciento sveikatos būklę, sudaryti planą, kaip ta slauga bus organizuojama, įgyvendinama, įsivest kažkokius rezultatus. Ir kiekvieno individo fiziologinės, psichologinės, dvasinės, socialinės ir kultūrinės savybės bei jų santykis skiriasi, todėl žmonių poreikiai, kurie keliami sveikatos priežiūrai, taip pat yra skirtingi. Ir slaugos procesas sudaro 4 svarbiausių etapų, tai asmens poreikių ir slaugos galimybių vertinimas, veiksmų skirtų asmens poreikiams patenkinti planavimas, slaugos veiksmų atlikimo pagal numatytą planą, slaugos rezultatų ir klaidų vertinimas ir apibendrinimas, saugios aplinkos palaikymas, bendravimas, kvėpavimas, valgymas, gėrimas, tuštinimas, vėl tos pagrindinės funkcijos, kurias reikėtų įsivertinti, ką jis gali, ko negali, ar valgo ir geria pats, ar tuštinasi, šlapinasi pats, ar asmens higieną išlaiko ar ne. Tai pagal tai irgi yra vertinama ir atliekami kažkokie planai numatyti, ko reikia, kaip reikia ir ką su juo daryti, Taip. Ir visų šitų pagrindinių žmogaus gyvybinių funkcijų vertinimas, lemia tai, kokios pagalbos reikės. Ir stengiamasi, kodėl tie tyrimai atliekami tam, kad įvertinti, ar tikrai žmogui reikia ligoninės pagalbos, ar galima kažkaip pritaikyti namus, kad jis jaustųsi saugiai, jam būtų geriau. Nes tas galutinis variantas yra guldomos slaugos skyrius į ligoninės, jisai keičia paciento socialinę situaciją, pavyzdžiui, kenčia santykiai su artimaisiais, o paramos ir saugumo, ypatingai kai žmogus serga, jam labai reikia iš artimųjų. O jeigu paguldo į ligoninę, tai automatiškai santykius nutrūksta, atsiranda kažkokios kitos taisyklės ligoninėje, ligoninės rutina, kuri nėra tau įprasta. Vėl, tai jis veikia santykių kokybę, veikia paciento kokybę ir panašiai, Ir sergantysis gulėdamas ligoninėje daug jautriau reaguoja į organizmo reakcijas ir funkcijas, todėl jam reikia daugiau paramos, rūpinimosi, artumo. Jis yra atitolęs ir atskirtas nuo šeimos ir draugų, ligoninėje žmogus jaučiasi bejėgis ir sutrikęs, todėl labai dažnai jis atsigula į ligoninę ir būna, kad jis nieko nebenori, nieko nebegali, ir nors viską gali, bet padėti nieko negali. Tai dėl to būna, kad tiesiog aplinka jį tai paveikia. Nors išėjęs iš ligoninės, pats galėtų daryti kaip ir viską, apsitarnauti ir panašiai. Tai vėl dėl to, kodėl taip nutinka, dėl to, kad ta ligoninė duoda savo atmosferą duoda ir taip gali būti.
ne? Todėl galimybė pačiam nustatyti ribas saugo žmogaus identitetą, suteikia jam saugumą, autonomiją, bei galimybę išsaugoti asmeninės valdas. Šeima yra seniausia ir vis dar tebėra daugiausiai naudojama pasaulyje sveikatos priežiūros tarnyba. Aišku, jeigu ta šeima yra mokinta ir žino, ką daryti. Šeimą kaip mikrobendriją sieja socialiniai, ekonominiai, psichologiniai ryšiai, šeimoje vyksta socializacija, joje suformuoja požiūrį į sveikatą, vertybės, puoselėjamas tradicijas, šeimoje realizuojama pirminė ir natūrali tarpusavio globa ir priežiūra, teikiama materialinė, moralinė parama. Be to pasiekimai medicinėje technologijoje įgalina palaikyti nepertraukiamą ryšį tarp paciento gydymo ligoninėje ir tęstinio gydymo bei slaugos namuose. Ir ilgalaikės priežiūros tikslas - sudaryti palankės sąlygas asmeniui kuo ilgiau savarankiškai gyventi pilnavertišką gyvenimą, tiek bendruomenė namuose užtikrinant tinkamų slaugos ir socialinių paslaugų organizavimo ir teikimą asmeniui, apsaugant jį nuo ligos paūmėjimo ir esamų simptomų progresavimo, atsižvelgiant į šeimos poreikius ir galimybės, ilgalaikė priežiūra susideda iš asmens, kurio liga ar sveikatos būklė dažnai paūmėja ir kelia pavojų jo paties ar aplinkinių sveikatai arba gyvybei, slaugos ir socialinių paslaugų poreikių nustatymo, teikimo, vertinimo ir paramos šeimos nariams, mokant juos pagrindinius slaugos įgūdžius, siekiant pagerinti asmens rūpybą ir priežiūros pajėgumą, asmens arba šeimos konsultavimo slaugos ir socialinių paslaugų klausimais. Už šių paslaugų organizavimą specialistų komandų sudarymą yra atsakinga savivaldybė, kuri parengė ir patvirtina bendradarbiavimo tarp įstaigų, įmonių ir organizacijų sutarčių sudarymų paslaugų teikimo tvarkos aprašą. Ir slaugos ir socialinės globos paslaugų teikimo tikslai įgyvendinami dirbant specialistų komandos principu. Slaugos paslaugos namuose priskiriamos nustačius asmens arba šeimos poreikį tokioms paslaugoms bei sudarant dalį asmens ilgalaikės priežiūros planą. Nuo asmens poreikio slaugos paslaugoms priklauso slaugos paslaugų namuose rūšis, kiekis ir teikimo dažnumas. Slaugytoja dokumentuoja slaugą bei tvarko kitą medicininę ir statistinę dokumentaciją pagal nustatytus reikalavimus, pagal poreikį. Informuoja ir organizuoja šeimos gydytojo ar gydytojo psichiatro konsultaciją, paruošia asmenį gydančio gydytojo priėmimui arba pagal kompetenciją savarankiškai sprendžia asmens šeimos slaugos problemas asmens namuose. Tai labai trumpai supažindinu su ta slaugos teikimo tvarka, kada gali kažką gauti, kada gali gauti pagalbinės priemonės, kada gali kreiptis dėl namų pertvarkymo, kada gali gauti kažkokią priežiūrą namuose, ne, tai sakau, žinoti gal ir nėra labai būtina, bet susipažinti reikėtų. Taigi dar baigiam vieną temą ir tuoj sekundėlę.